Tai idealiom sąlygom jinai turėtų būti, sakykime, visiškai horizontali. Esant agresyviai sėdėsenai kartais galima su išimtim, sakykime, leisti 1-2 laipsniai žemyn. Kitoks sėdėjimas, ne? Jo. Atrama yra? Jo, yra dubens kaulai remiasi, o priekinė, Nebėra to spaudimo priekį? Nėra spaudimo. Tai vat kaip ir sakau, tas plotis kaip ir atrodo balnelio vienodas, bet tiesiog skirtinga šita vidurinė dalis, realiai kur per klubus svirstat į priekį, tai yra vat įvairių balnelių. Yra labiau sportiniai, plentiniai ir panašiai. Tai vat būtent šitie skirtumai ir duodavo tą skirtingą pojūtį spaudimo, kai jūs klubais lenkėtės į priekį ant balnelį. Bet šitas balnelis tiesiog leido atsisėsti arčiau, su atrama ir šiek tiek neutralesnė nugara. Ir sakau, šiaip realiai man kas patinka, kad, aš išsėdžiu ir čia. Kad nespaudžia, kur nereikia. Taip, kur nereikia, nespaudžiu ten, kur nereikia. Gerai, šiaip rankenėlės uždėtas gerai. Dar užlipkite ant dviračio, šiek tiek įsikipkite. Gerai, tai jinai šiaip yra gera. Dabar kitas klausimas už apačių. Pasimkit važiuojant. Kaip stabdžiai pasisekė? Sunkiai. Tai kaip ir sakiau, tam korekcijas ir turim, tai pabandom šiuo metu tokį variantą, kad be reikalo neprikeitinėt komponentų, kurių nebereikia keisti. Taip. Džiugu, kad turiu vilčių, kad mano problemos dings. Tai labai, dabar reikia išsibandyti ir buvo labai įdomu. Sužinot, kas gerai, kas blogai. Džiugu, kad bent jau plokštelės gerai pritaikytos, vairas neblogas. Viskas, kai tik balnelio bėda, tai tikėsimės tas pasiteisins ir toliau su malonumu minsiu. Kviečiame tave atvykti į Bikefito į Atletų kalvės studiją.